Labai džiaugiamės, kad esate čia. Šiandien mūsų svečias yra Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Mes pristatysime jums temą švietimą. Tai yra labai svarbus dalykas, kuris formuoja ne tik mūsų miesto, bet ir šalies kasdienybę bei ateitį. Ar norėtumėte tarti žodį prieš pradedant diskusiją? Ne, galbūt einam į Gerai. klausimus, atsakymus. Aš manau, kad tema jinai pati įsibėgės bendraujant. Tikrai taip. Ar Klaipėdoje yra įvykdomi konkretus švietimo inovacijų projektai, kurie galėtų būti pavyzdžiai kitoms savivaldybėms? Na, šiandien turbūt, jeigu mes kalbam apie Lietuvos kontekstą, nes jūs klausate apie tai, kas Klaipėdoje yra pozityvu ir perspektyvu Lietuvos mastu, tai mes šiandieną galbūt pradėkim nuo to, kad mūsų nuostabioji gerovės valstybėje šiandieną net neberandama pinigų vadovėliams. Tai va čia yra, kaip sakant, nuogas karalius, kuris labai aiškiai parodo, koks valstybinis yra požiūris ir kokie yra finansai švietimo srityje. Visada gali sukurti aplinką, gali sukurti strategiją, parengti įgyvendinimo planą tada, kada tu esi finansiškai pajėgus ir galbūt nepopuliaru kalbėti apie pinigus, pradedant šią temą, bet viskas prasideda nuo to ir čia reikėtų turbūt matyti globaliai visą sistemą Lietuvos nuo pedagogų rengimo pradžios, nuo šios profesijos patrauklumo, nes nuo to, kiek yra pedagogai šiuolaikiški, ant kiek jie supranta jaunąją kartą, mūsų amžių šiandieną, jūs ir aš, mes skiriamės kartais, tiesa, ir tikrai bet kurie tėvai, kurie myli savo vaikus ir juos kreipia didelį dėmesį, skiria pakankamai laiko, jie mato, ant kiek yra skirtingos kartos. Netgi jeigu vaikai tarp vaikų, kas yra mano šeimoje, skirtumas yra 13 metų, tai abu vaikai jau yra skirtingų kartų. Ir tai labai yra svarbu suprasti pedagogams, suvokti tos jaunosios kartos poreikius, jų domėjimosi laukus ir reikia šiandieną turbūt mums visiems, ne tik pedagogams, suprasti, kad jaunimas šiandieną jau yra išprusęs nuo mažų dienų, nes interneto platybės šiandieną leidžia jiems atsakyti tokius klausimus, į kuriuos būtų buvę sudėtinga bet kam atsakyti prieš 15 arba 20 metų. Tai ant tiek, kiek mes parengėme savo miesto švietimo skyriaus sistemos švietimo darbuotojus, labai stipriai priklauso, ką mes siekime toliau, ko reikia jaunimui, kaip jie žiūri į pačią mokymo programą, ant kiek tai yra įdomu. Ir aš dažnu atveju išgirstu iš moksleivių, kad man yra neįdomu. Turėjau tam tikrą, sakykime, šoko dalį rugsėjo 1 šventės proga, važiuojant per mokyklas, kalbantis su jaunimu, kada jie sako, fui, aš nenorėjau čia ateiti į tą mokyklą, ar aplamai nenorėjau eiti mokintis. Ir aš negaliu pasakyti procentiškai, bet maždaug apie 20–30% jaunų žmonių, jie nejautė malonumą grįžti iš pavasaros atostogų. Kaip nebūtų gerai ar blogai, bet visada grįžtų savo mintimis į savo vaikystę, kokia ten buvo ta sistema, buvo visai kita sistema, bet bent mūsų mokykloje, mano klasėje, aš esu Klaipėdos Žemynos gimnazijos mokinys buvęs, tuo metu 12 vidurinė mokykla, ir mes vaikai tiesiog laukdavom vasaros pabaigos, kad susitikti su savo bičiuliais, kurių nematėm visą vasarą. Mes būdavom labai pozityviai ir aktyviai nuteikti sportavimui. Ir tuo metu, aišku, kai nebuvo tų elektroninių laikmenų, kokios yra dabar, nebuvo prietaisų tokių, ir jeigu ten būdavo, nežinau, juostinis magnetofonas, tai buvo didžiulis džiaugsmas. Tai mes daug sportavom, mes turėjom daug bendrų pomėgių ir
aš šiandieną, matydamas jaunąją kartą, tiesiog nematau ir Klaipėdoje, vat kas mane dažnai uždega klausimas, kodėl yra taip. Ir man yra galbūt kažkiek tai liūdna, ačiū už šiandieninę galimybę pabendrauti, aš tikiuosi, kad pamatys klaipėdiečiai. Aš negaunu iš jaunosios kartos tiesiog pasakymo, o kas yra gerai, o ko jūs norite. Tai, na dabar aš tikiuosi, kad mes pataikysim, aš plačiau atsakinėju nei jūsų klausimas. Gerai, viskas gerai. Jo, mes tiesiog galbūt pataikysime su nauja jaunimo erdvė. Reiškia, čia yra erdvė, kur jaunimas naudojasi, bet aš manyčiau, kad šiandieniniam jaunimui yra galbūt perspektyvoje bus įdomu sukurtą naują erdvę turėti po Vasaros estrados laiptais. Ir šito erdvėje, jos kūrime dalyvavo jauni žmonės. Man buvo labai įdomu išgirsti, tai yra aštuntokai turbūt, ar ne, kiek atsimenu, pagal mokymosi amžių, tai jie labai įdomiai kalbėjo apie tai, kas juos žavėtų tokiuose patalpose, kad nebūtų baltos sienos kaip čia, ir kad būtų minkšti baldai, jokių plastikų, kad nebūtų, ką aš matau šitose patalpose. Ir aš supratau, kad arba trūko, arba nebuvo bendravimo su tais jaunais žmonėmis ir jie galbūt dėl to yra tik atskirais atvejais atviresni ir su jais reikia turėti ryšį, reikia atliepti tą ryšį, ne tik tuščiai žadėti, bet ir padaryti. Ir galbūt tai leis skirtingų kartų žmonėms turėti daug bendrų dalykų. Taip kad nuo to, kaip Klaipėda yra išskirtinė, aš pasakysiu, jinai tikrai yra išskirtinė Lietuvos mastu jau tame, kad šis miestas yra jūrinis. Ir mes, dabartinė miesto valdžia, turime didžiulę ambiciją tą miestą padaryti tikrai jūrinį. Padaryti, papuošti Dangės upę, papuošti ją pramoginiais laivais, kad tam tikra dalis nuo Dangės žiočių iki galbūt netgi Pilies tilto arba tam tikrą dalim ir iki Biržos tilto galėtų įeiti į šią upę burlaiviai, kad galėtų įeiti pramoginiai laivai, kad tie laivai, sakykime, su savo bendra visuma tikrai parodytų, kad mes esam šiuolaikinis jūrinis miestas, nes super jachtų klasė jinai ateina į Klaipėdą labai retai ir nuo to, koks čia būtų servisas, jisai aišku ateityje, jeigu to serviso mes neturėsim arba turėsim tik tokiam lygiai, kokį turim dabar, mes niekada to nepasieksim, nes pakelti tiltą nelaiku arba ten, sakykime, spontaniškai spręsti klausimą, kur dėti atidirbusį tepalą, neturėtų būti tokie klausimai. Žiūrėkit, kodėl aš kalbu apie vieną iš epizodų plačiau. Todėl, kad jaunoji karta nebėra taip, kaip buvo praeitį kažkada, kada žmonės sakydavo, vaikeli, suvalgyk viską iš lėkštės, nes tau neaišku, kas bus rytoj, ar ne, tu neturėsi valgyti. Galbūt jaunai kartai šiandieną yra tai sunku suprasti, bet mano tėvai, kitų žmonių tėvai, kurie praėjo karą, jie turėjo tokią sampratą ir tuo metu, sakykime, kom tu galėjai tą jauną žmogų sužavėti, kaip minėjau, tai yra sportas, tai yra galbūt kas ten galėdavo leisti pakeliauti kažkiek tai po Lietuvos teritoriją, po buvusią Tarybų Sąjungos teritoriją. Šiandieną jaunas žmogus yra visko matęs. Ir jis tikrai matydamas Amsterdamą, Hamburgą, matydamas panašius miestus jūrinius, kaip yra Klaipėda, jie nori to pačio vaizdo čia ir tada jis gali, tas jaunas žmogus, galbūt atrasti, kaip pavyzdys, atrasti save, ką aš galiu veikti šitam jūriniam mieste, aš galiu būti jūrinės dvasios atstovas, ar ne? Kadetų mokykla gal buvo vienas iš tų pirmųjų žingsnių, kur miestas žengia, bet mums kaip jūriniam miestui, kuris turi uostą, tai yra didžiulė pramoninė zona, 2018 metais Klaipėdos uostas tapo lyderiu tarp visų Baltijos valstybių. Ir aš noriu šiandieną sukurti
visiems mums ir ypač jauniems žmonėms, nes jūs esate ateitis, tokį miestą, kuris jūs visada trauktų, jūs būtumėt gerai magnetinti ir kad jeigu ir išvažiuotumėt mokytis kažkur kitur, grįžtumėt į šį miestą. Šiandieną man yra žavu, kad mes turime tokį kaip ir replikavimą ir galbūt atskirais atvejais net kaltinimą, visas miestas, sako, yra iššaustas. Mieste atsirado kranai, mieste atsirado daug pastolių, miestas puošiasi ir jeigu mes jaunam žmogui nesukursime tokios visumos, jis paliks šitą miestą. Miestas be žmonių nėra miestas. Tai yra infrastruktūra. Miestas yra gyvas tada, kada pirma yra gyvybingas, linksmas ir gerai nusiteikęs jaunimas. Plačiai, bet manau, kad jūs dar turite ten klausimų ne vieną. Tikrai, taip. Kaip ir panašiai jau atsakėt, bet iš tikrųjų kitas klausimas būtų toks. Kaip Klaipėdos miesto švietimo sistema yra susijęta su vietos ekonomikos poreikiais? Ar mokymo programos pritaikytos pagal augančius sektorius, pavyzdžiui, technologijų ar jūrinės industrijos? Grubus atsakymas, manau, kad ne. Manau, kad ne. Ir šioje vietoje aš jums papasakosiu nuotykį iš mano kelių dešimčių praktikos uoste. Atvyksta į Klaipėdą, į Palangos oro uostą atvyksta žmogus, kurio paprašė viena iš uosto kompanijų. Sudėtingas technologinis renginys, pavadinkim kranas, paprastai liaudiškai. Reikia sutvarkyti krano fizinį stovį, kažkur tai kažkokias detalės atšoko, reikia suvirinti ir reikia sutvarkyti elektroniką. Važiuoja pasitikti to žmogaus inžinierius, tos kompanijos žmogus atsakingas už techniką ir technologijas, stovi su lapeliu ir sako, ateina, jis man pasakoja, ateina, sako, jaunas, labai jaunas žmogus prie manęs ir sako, tai aš čia, pavadinkim, Johnsonas. Sako, čia aš tas Johnsonas. Sako, tu ką tikrai, tu rimtai? Iš Palangos važiavome į Klaipėdą nesikalbėdami. Paskui, sako, prieš kompanijos jau vartus, sako, aš jam užduodu klausimą, tu ką, sako, tikrai gali ir suvirinti, ir gali pataisyti ten visą elektroniką. Sako, nu taip. Sako, tu gal wunderkindas, kiek tau metų? Sako, man 18. Tai va čia yra geras pavyzdys, kada nuo mokyklos suolo jaunas žmogus yra sudomintas. Jų miestelyje yra būtent tų kranų gamykla. Ir jisai gauna tą tokį inžinierinį pasirengimą jau nuo 8 klasės. Jisai mokosi pamokose, labiausiai orientuojasi, pasiema tos kreditus, kuris žino, kad jam išėjus į profesinį kelią viso to prireiks. Ir jis tuo pačiu kartu su mokyklos kursu jis pasirengia jau darbiniai savo gyvenimo praktikai, patirčiai. Mane tai labai sužavėjo šitas pavyzdys, aš galbūt jie ne visiškai tiksliai atpasakoju, bet jis labai daug pasakantis yra. Ir kad mes Klaipėdoje turėtumėm tokių specializuotų sričių, tai ko gero yra daugiau vienintelė tokia sritis, vėlgi su laivų statyba ir remonto. Mūsų mieste apart uosto, ką aš myliu nuo vaikystės, nuo 4 metų, man tėtis parodė tada savo didžiulį laivą, vieną didžiausių tuo metu ir greičiausių Baltijos jūroje. Jis kėpė tą meilę jūrai, uostui ir mano gyvenimo didžioji dalis praėjo šitoje srityje. Tai mes turime va taip užburti tą vaiką pozityviai, kad jis jaunas žmogus, jisai jau turėtų išankstinį pomėgį ir turint omeny, kad Klaipėda, kaip minėjau, didžiulis pramoninis miestas, turintis ne tik uostą, turi laisvą ekonominę zoną. Tai mums įtraukties šitoje srityje reikia visai kitokios ir taip savivaldybės švietimo skyrius, žmonės, kurie dabar tikrai labai stengiasi žiūrėdami ne į kiekybę, o į kokybę, tą jaunąjį žmogų sudominti. Bet paimkime
mes galbūt palikime nuošaly laivų statybos ir remonto sektorių, kuris turi profesinį ugdymą. Ir tas man labai patinka. Mes turime eilę kitų dar mokymo įstaigų, kurios taip pat turi profesinį ugdymą. Bet užduokim savo klausimą, kiek mokymo įstaigose mes turime šiandieną. Garsiai paimkim ir paklauskim patys savęs, kiek mes turime žvaigždžių. Jaunas žmogus, kuris nori pasirinkti profesiją, ar tai būtų žmogus, kuris siekia sportinės karjeros, be piramidės, kur piramidės viršų yra žvaigždė, nežinau kas, Johnsonas krepšinyje, nežinau, futbole, Messi, Mbappé ar ten, arba, sakykime, Cristiano Ronaldo, kuris ką tik išėjo ir baigė savo sportinę karjerą, bent profesionalią. Suprantat, kol mes nepakabinam tų žvaigždžių, mes negalim jauno žmogaus visų pirma sudominti, o sudominus išlaikyti ir išugdyti. Ir aš nekartą sakiau mūsų aukštojo mokslo sektorėje, kad neturėdami žvaigždžių mums bus sunku ateityje išlaikyti jaunąją kartą Klaipėdoje. Šiandieną statistika yra pakankamai liūdna, iš 2000 mokinių, kurie baigia mokyklas. Žinot, kiek lieka Klaipėdoje? Ko gero mažai. Kas yra mažai? Čia aišku kaip kam, bet gal porą šimtų. Idealiai. Tiksliai pataikyti. 10%. Tai galbūt yra daugiau priežasčių. Miestas turi būti patogus gyventi ir mane jau džiugina, kad pirma tokia informacija po šių metų rugsėjo pirmosios šventės mes jau gaunam indikacijas, kad atvyksta studijuoti į Klaipėdą žmonės iš Vilniaus, Kauno ir kitų didžiųjų miestų. Tai mane labai žavi ir aš išgirdau, kodėl tie žmonės pasirinko Klaipėdą. Lyginant su sostinė, Klaipėda šiandieną yra tikrai patogi gyventi, nes galima skaičiuoti laiką iš taško A į tašką B. Tai, ką mes turime čia kaip Dievo dovana jūrą, Kuršių neriją, marias, Dangės upę, va čia yra visuma, miesto visuma, kuri jau tampa įmagnetinimo centru Lietuvos moksleiviams iš kitų miestų. O todėl šiandieną tas išaustas miestas arba miestas, kuriame yra kranų, rodo gyvybės požymius. Ir tie, kurie vasarą atvažiavo į šį miestą, pasivaikščiojo, pabendravo su draugais, giminaičiais, arba šiaip atvyko praleisti gerai laiko, net kitą kartą į Nidą arba į Palangą, jie pamatė šį miestą kitokį. Tai apart žvaigždžių mokymo įstaigose reikia suprasti, kad miestas, kuriame 10 valandą ateina su įranga ir matuoja garsą senamiestyje, neturi perspektyvos. Man teko gyventi užsienyje ir aš mačiau, kaip ten žmonės leidžia laiką, jie sunkiai mokosi, jie sunkiai dirba, bet jie ir labai gerai moka pailsėti, atsigauti. Po viso to taip balansuojant šiam tokiam beprotiškam pasaulyje, kuris sukasi nežmoniškais greičiais. Ir Lietuva neišimtis, jinai yra pasaulio sudėtinė dalis. Ir Klaipėda, jin turi šiai dienai tikrai milžiniškas perspektyvas, jog ne tik gamtinė struktūra, bet ir mūsų miestiečiai, jie yra labai darbštus, išradingi žmonės. Tiesiog galbūt bent tai, ką aš matau savo akyse, aš matau didelį tikslą, kiek galima daugiau žmonių neskaidyti juos, neatskirti, netoleruoti patyčių kultūros, o priešingai stengtis rasti bendrų interesų ir siekti jų gyvendinimo. Tas yra labai svarbu gyvenime. Tu gali matyti tikslą, bet jeigu tu neturėsi plano, tu niekada to tikslo nepasieksi. Tai bus kaip tas horizontas, į kurį tu
plauki su laivu, teko plaukti su jachta, ne? Ne. Kai nebematai krantų, tu matai tik horizontą ir tu gali plaukti nežinia kur. Tai reikia žinoti vektorių, kur tu plauki, bet siekiant tikslo, tu turi žinoti ne tik vektorių, bet ir ką tu nori pasiekti. Ir tada tu žmonės vienyti. Atskirtis didžiulė šiandieną tarp jauno žmogaus ir brandaus amžiaus žmonių. Man tai nepatinka, aš noriu, kad mes turėtumėm daug vieningų švenčių, renginių. Ir šiais metais, nežinau kaip jūs manote, bet aš manau, kad ne visos tos šventės mums pavyko. Buvo, nežinau, ir moliūgų, ir visokių kitokių dalykų, bet kuriuo atveju žmonės išjudinom. Ir išjudinom galbūt tą žmonių kartą, kuri išsikraustė gyventi į rajoną žemę už Palangos plento, netoli, šalia. Ir jie būtent sako, kad šiandieną mes atvykdami į miestą ir matydami miesto bendruomenę, miesto gatvėse, kad juos tai džiugina. Renginių įvairovė. Galbūt mes tikrai stokojame, nežinau, pasaulinių žvaigždžių, kurios čia galėtų atvykti ir sudrebinti tą mūsų miestą. Juolab, kad šiam mieste žmonės, kurie čia gyvena, jie to labai nori. Buvo toksai įdomus retorinis klausimas, kurį man uždavė vieno iš renginių, tai yra laivų parado renginių organizatorius, vadovas, merė, ar šaunam fejerverkus. Nes 2 metai Klaipėda buvo be fejerverkų. Ir aš sakiau, jau pirmą kartą jums atsakiau, šaunam. Ir tie fejerverkai buvo tiek užburiantis, kad aš bijojau, matydamas iš Kuršių marių pusės, kad ta žmonių masė, nežinau kiek 10 tūkstančių ten žmonių buvo susirinkę, kad neįkristų į vandenį, nes jie šitaip laukė to apogėjaus kiekvienos šventės. Ir va taip reikia kurti patrauklų miestą ir tik tai tada, kada bus žmogui gera, jis pats įjungs savo kūrybinės galias. Ir aš linkiu šiandieną šitam pokalbėje, kad jaunimas tikėtų, kad jis tikėtų miesto valdžia, kad jis pasidalintų, nebūtų uždaras. Aš suprantu, kad jums galbūt nelengva yra pasakyti tas, kas jūs galbūt daug metų jaudino, arba tai, ką reikėtų spręsti. Ir neabejotinai tikiu, kad tokio pobūdžio laida kaip ši, jinai leis peržengti barjerus ir būti atviresniems visiems. Aš manau taip pat. O kaip, pavyzdžiui, jaunimas galėtų labiau komunikuoti? Tiesiog, toj vietoje mes tikrai turime struktūrą, mes turime dabar daug naujų žmonių, žalių žmonių pačioj savivaldybėje. Mes galim turėti tokio pobūdžio pokalbius, mes galim turėti bendrus renginius. Tiesiog šiandieniai miesto vadovybei reikia žinoti, ko reikia jaunai kartai. Kažkada kažkas pasakė, kad jei nebus to naktinio gyvenimo, nebus ir linksmo jaunimo. Tai džiaugiuosi, barai, restoranai, senamiesčių ypač zonoje, ta visuma, kurią mes norminių aktų, kurios tenka biurokratiškai tiesiog priimti, paskatins žmonėms tą norą atvykti į senamiestį. Visų pirma, visa gyvybė prasideda kaip ir žmogaus kūne, nuo širdies, tai senamiestis yra mūsų širdis ir šiandieną pastatų savininkai, kurie puošia savo pastatus, o mes duodame tikrai nemažą dalį lėšų, padarysim tą senamiestį gražų, išvaizdų. Mes kalbame apie naujas šviesos sistemas miesto gatvėse, kad ir atitinkama šviesos spalva, jinai daug ką reiškia žmogui, kad jis jaustųsi oriai ir gerai. Tai barų, restoranų ir viešbučių asociacijos atstovai mums teigia, kad ši vasara tikrai buvo smagesnė nei buvo praeity ir kad mes turėjome ne tik turistų, kad klaipėdiečiai išsijudino iš savo
iš savo būtų, iš savo namų ir man labai žavu, aš esu įsitikinęs giliai, kad net ir pirmos tos tokios atskridusios kregždės į mūsų miestą, pavyzdžiui, jaunieji medikai, kurie sako, o, prie Jono kalnelio dygsta naujas kvartalas, ar bus galima man čia turėti butą arba įsigyti jį. Jie nori gyventi senamiestyje, nori džiaugtis senamiesčio malonumais. Mūsų pareiga yra sudaryti sąlygas, kad būtų tam jaunam žmogui, kuris kūrė čia šeimą, kad jis galėtų turėti ne už 10 km vaikų darželį arba mokyklą, nes visa tai yra visuma miesto. Tai mes turim daugiau bendrauti ir išgirsti vieni iš kitų, ne tik iš tų žmonių, kurias, pavyzdžiui, profesiškai pasikviečiam, ar tai būtų medikai, ar tai būtų inžinieriai, kurie labai reikalingi Klaipėdos miestui. Tai tikiu, kad ne rytoj, ne poryt, bet keletą metų ateityje mes turėsim didelį proveržį. Šiandieną miesto centre statosi maždaug apie 2600 naujų butų senamiesčio zonoje ir aš manau, kad tai bus gyvenamasis plotas, kuriame apsigyvens jauni žmonės ir jie parodys, kaip reikia Klaipėdoje gerai gyventi ir linksmai gyventi. Ir vienas iš epizodų, kurių negaliu užmiršti, per jūros šventę skambina, matau jau linksmas žmogus, nežinau, iš kur gavo telefono numerį, bet mane pažadino ir sako, merė, sako, turim rimtą problemą, sakau, kokią? Žiūriu laikrodį jau po 12, sako, nėra kur pavalgyti. Tai aš norėčiau, kad mūsų mieste būtų toks gyvenimas, kad žmonės išėję savaitgalį, norėdami atsipalaiduoti ir gerai praleisti laiką, turėtų kur nueiti, kad jiems būtų linksma, kad čia būtų, užsiminiau apie koncertus, vienas iš tokių bent man patikusių labai. Tai yra Argentinos tango numeris 1 pasaulyje atvyko į Klaipėdą. Mes šiais metais turėjome 2 pasaulinius renginius, tai Open Dance. Galbūt per mažai mes komunikuojam su žmonėmis mieste, nes tai tikrai buvo impozantiškas taip pat renginys ir Formulė 2, kurie ant vandens vyksta jau 2 metai iš eilės. Jie laikosi duoto žodžio man, kad tokie renginiai čia vyksta. Vienas iš renginių, kuris nevyko, seniorų pasaulio krepšinio čempionatas, nes galbūt mes per dažnai kalbėdami apie karą ir karo grėsmės atgrasome pasaulinio lygio renginius mūsų valstybėje, bet aš tikiu, kad tai yra tik tai pirmos užuomazgos ir jų dabar nauja, kūrybinga miesto savivaldybės darbuotojų komanda padarys taip, kad miestiečiai niekur nebenorės išvažiuoti, o visa likusi Lietuva atvažiuos ir sakys, ką jūs čia tokio darote. Mes esam dabar labai gerai radioaktyviai užtaisyti naujai pažangai mūsų miestą. Ką norėjau sakyti, tai kad kai pati pamačiau tos sparčiai labai iš tikrųjų kylančius namus senamieste, tai atrodo, kad atplūs banga žmonių. Tiesiog toks jausmas vien matant, kaip greitai vyksta pats procesas statymo. Kas išvažiavo studijuoti ir negrįžo, jie pasigailės. Taip. O tada jiems bus nelengva grįžti, nes žinau to nekilnojamo turto poreikį ir kainos, aišku, yra labai tiek didelės, kad jos parodo galbūt tai nėra patrauklu ir gera jaunam žmogui, nors bus toj zonoje, sakykime, ir ekonominės klasės būtų galimybės įsikurti, bet tai rodo, kad Klaipėda tikrai turi gerą užtaisą ir žmonės, kurie dabar jau perka už labai didelės sumas nekilnojamąjį turtą, jie sako, mes matome miesto ir miesto žmonių sinergiją, nes vyksta konkretus darbai. Pirmas dalykas, vyksta jau konkretus darbai. Ir pavyzdžiui, šalia Memelio miesto, kuris prastovėjo toks apleistas 17 metų, man dar kažkada tai dirbant ministerijoje, tas žemės plotas iš uosto buvo išimtas ir atiduotas miestui. Tai man labai žavu, kad šiandieną verslo žmonės, kurie įsigiję buvo
teisę ten statyti, tiki mumis. Jie dabar šį mėnesį atiduos projektą sutvarkyti promenadą, tai yra nuo Pilies tilto iki Šiaurinio rago. Na ir toksai mūsų širdies gabaliukas, naujas gabaliukas, jisai taip pat bus žavingas visų pirma klaipėdiečiams. Gerai praleisti, nežinau, ne tik vasaros, bet galbūt ir rudens vakarą, pasivaikščioti, pasidžiaugti mūsų miestu. Tai va taip, miestas tikrai turi labai daug galimybių ir noriu šiandien patikinti jaunąją kartą, kad mes padarysim viską, kad jai čia būtų gera gyventi. Galbūt reikia pasaulinių žvaigždžių, sakykime, kultūrinio gyvenimo srityje, ne tik klasikos, ką mėgsta vyresnio amžiaus žmonės, bet atsivežti ir atlikėjų, kurie žinomi pasaulio mastu. Ir jeigu tai paimti, aš žinot, prisiminiau visai neseną įvykį. Klaipėda Europos jaunimo sostinė. Buvo išleistas 1,2 milijono, man atrodo, kažkur tai tokia suma eurų. Ir aš kai su jaunimu susitikau praėjus maždaug 1,5 metų po to įvykio ir aš sakau, ar jūs patenkinti? Aš negavau iš jų teigiamo atsakymo. Taip, mes galim kitą kartą ten politikai užsidėti žvaigždutę, kad aš padariau tą renginį, bet su tokiom lėšom išmoko tik tai projektus rašyti jaunoji karta. Aš manau, kad ir už labai nedidelę dalį išmokintų jos tos projektus rašyti. Svarbiausia yra tai, kas liekamoji, kas turi liekamąją vertę. Ir tai būtų turbūt čia svarbiausias dalykas suprasti, kad jaunoji karta pasakiusi, jog jiems žavus yra sportinis, kultūrinis gyvenimas ir pasakant koks, ir būtų pagrindinė užduotis mums politikam tai pasiekti. Tai mes bandysim užsirašyti. Ir tada pereisim prie blitz klausimų, kurie bus, kas buvo jūsų mėgstamiausias mokytojas mokykloje ir kodėl, o gal tokio net nebuvo? Aš iki šios dienos tikrai žaviuosi mokytoja, kuri buvo mano klasės auklėtoja 4 metus, nuo 4 klasės iki 8, tai yra Dalia Samuitienė. Tai buvo unikalus žmogus ir tuo tarybiniu laikotarpiu, nežinau kodėl, bet ji visada mane stūmė būti lyderiu. Ir kodėl aš žaviuosi? Todėl, kad ji ne tik lietuvių kalbą mokino, bet jis skiepijo žmogiškasis vertybės. Aš dabar sakau tiek mokytojams, tiek dėstytojams, ar tai aukštosiose mokyklose, ar kitose mokyklose, jūs nesistengkite įgrūsti jaunąjį kartai tik žinias. Reikia siekti išugdyti patį pagrindą, tai yra žmogiškasias vertybės, kur žmogus, jas turėdamas, jisai gali savo gyvenime pasiekti, ko tik jo širdis užgeis. Tai vat aš kodėl atsimenu šią mokytoją, ji buvo tokia, ji mums organizavo turbūt ne ką mažiau negu pamokų kiekis laisvalaikį. Mes eidavom į gamtą, mes važiuodavom į kitus miestus. Dalis mano klasiokų pirmą kartą pamatė jūrą jos dėka, išplaukė su tuo metu tokiu laivu, kur buvo pavojinga išplaukti iš uosto akvatorijos į jūrą, bet aš jai labai dėkingas, nes žinau, kad tiek aš, tiek mano klasiokai, jie gavo tokį atominį užtaisą gyvenimą. Ji mus išmokė būti žmonėmis. Tai aš todėl ją atsimenu. Labai smagu, labai jaučiasi, kad padarė jums įtaką ir linkiu tikrai visoms mokytojams lygiai tą patį daryti iš tikrųjų. Labai ačiū Jums už dalyvavimą. Prisibelsti į jaunų žmonių širdis. Tikrai taip. Labai ačiū Jums už dalyvavimą. Mums tikrai labai daug reiškia ir linkiu, kad mūsų visi žiūrovai iš tikrųjų pasiimtų rašines ir susikonspektuotų, ką reikia, ypač tą komunikacijos dalį. Tai dar kartą ačiū ir ačiū žiūrovams. Tai turiu sudie.